Sveiki, šiandien yra balandžio 4 diena ir aš pradedu mokytis. Taigi, mokytis šiandien jau baigiau, tai dabar, kaip visada, parodysiu, ką padariau. Tai čia yra lesson 4, ją pabaigiau lygiai taip pat kaip ir lesson 3. Jo, gan atrodo, čia šitą vietą jau sužinau dalykų, kurių prieš tai nebuvau mokęs, nes ten iškėlė gan mažai mokiausi, tiesiog man neprilipo išsada, bet dabar, kai reikia, tai žinoma, taip, tai dabar vat, galiu taip pat šitą parašyti. Day 16. Relational queries in SQL ir išmokau aš šiandien darbo, tai buvo databases. Jo, tai databases su update. Jo, dabar galiu net prisiminti iš tikrųjų, ką ėjom. Tai šitas pirmiausia, tai joinam tables, šitas gan buvo naudingas, kurį turėčiau ateityje daug naudoti. Multiple joins ir tuomet dar joinam vieną table su pačiu savim, nes ten, kai reikia dviejų vėlų, tai tuomet būdų realiai ir nėra, kaip supratau. Ir lesson 4, ką išmokau. How updating databases. Aišku, drop table, bet šitą turbūt neteks panaudoti. Taip, be update aš dar išmokau. Jau užmiršta, gan keista. Tai čia buvo update, alter table, tai čia jo, kur įdėti paprastą vėlai. Kas čia buvo? Delete intro. Aha. Jo, čia nebuvo daug. Tai turbūt, dar gal reikia peržiūrėti kas kitam kartui, nes dabar su SQL kaip ir done. Taip, tai dabar kitą perėsiu į webą, bent pažiūrėti, kas čia webe manęs laukia. Panašu, kad čia teks nemažai išmokti, nemažai galvą įsidėti, bet tuomet po webo, kaip sakant, jau man atsilaisvins pilnai rankos pradėti Django. To aš labai laukiu, nes vien praktiškai ir mokiausi dėl to. Tai turbūt Django aš dabar galvoju, kai man paprašiau yra pradėti, turbūt yra du pasirinkimai arba Real Python, arba pradėti nuo knygų. Tai yra Django for Beginners, Viljamo S. Vincento. Yra šitas optionas, arba yra... Taip, arba yra... Dar viską peržiūrėsiu, vėliau susidėlios, nes dabar turbūt gal net Real Python pridės, nes ten kaip ir pradedančiųjų buvo. O knygoje, aš manau, vėliau vis tiek paskaitysiu dar antrą kartą viską basicus įsidėsiu į galvą. Tai tiek iš manęs šiandien. Mokytis tęsiu rytoj.